Sveikučiai, esu gavusi savo pirmąjį FM užsakytą užsakymą, tai pažiūrėkime, ką aš čia užsisakiau. Taigi žiūrime, kasgi čia yra viduje. Visų pirma, turime pridėto pusplasčio, kad užsakymas ateitų saugiai. Čia yra 2 mėginėliai, parodysiu vėliau. Čia yra mikropluošto šluostės valyti paviršiams, langams. Tai dar aš jas išbandysiu ir pasakysiu jums, ar jos man pasiteisino ar ne. O čia yra taip jau visų išgirtos granulės valyti užsikimšusiems vamzdynams, kriauklėms, tualetams. Tai irgi išbandysim ir pažiūrėsiu, ar tikrai jos tokios veiksmingos. Tai va, dar beliko jums išpakuoti ir parodyti, kokie čia buvo kvapai. Net ir pačiai įdomu, nes kai dariau užsakymą, tie 2 kvapai, tie 2 mėginėliai buvo naujiena. Tai pažiūrėsime, kokie čia kvapai, ar čia vyriški, ar čia moteriški. Tai va, reikia eiti išpakuoti ir pažiūrėti. Tai pradarykime šitą pakuotę ir pažiūrėkime, kiek mėginėliai čia buvo. Tai štai, turime 2 mėginukus. Jų numeriukai yra 501 ir 199. Tai va, pažiūrime, kiek čia kvapai. Tai dabar žiūrim 199. Nu, man čia kaip vyriškas kvapas. Vyriškas. Aš manyčiau, kad tai vyriškas. Dabar turime numeriuką 501. Taigi, koks čia kvapas? Keistas kvapas. Atrodo, kad tiktų ir vyrui, ir moteriai. Nu tikrai. Gal čia uniseksas toks? Tiksliai net nežinau, iš tikrųjų. Dėl kvepalų man reikia dar išmokti, koks numeriukas kokį kvapą atitinka. Reikia išmokti, kurie kvapai skirti vyram, kurie moteriam, kurie yra uniseksai, traukti priešingai lyčiai. Man dar daug ko reikia čia išmokti, nes aš esu šitoje kompanijoje naujokė. Man dar tik prieš akis viską išbandyti, arba jum rekomenduoti, arba ne. Nes jeigu man kas nors iš čia nepatiks, tikrai aš jum ir nerekomenduosiu. Kitas dalykas, jeigu jums patiko šitas unboxingas, jūs uždėkit man širdutę, bus labai tikrai jums didelis ačiū. Taip pat paliksiu savo Instagramą, nes noriu tenai susigrąžinti 2000 sekėjų, nežinau, kurie dingo, ar jiems atsibodo mano keliamas turinys, ar jiems kažko tais trūksta tenai. Tai va, labai būsiu dėkinga visiems už uždėtą širdelę po video ir jeigu uždėsit man follow Instagrame, tai iki.